Manęs netraukia ta technika. Man daugiau komunikabilumas, bendravimas su žmonėmis. Esu gyvenime pravažiavęs, berods skaičiavau, kad virš 2 milijonų kilometrų. Turim savo mechaninės dirbtuvės, kaip sakiau, kad automobilis, kuris nuperkamas, išardoma visa sėdinių dalis, kuri, tarkim, yra gamykliška ir ruošiama virinima naujas rėmas, kitos sėdinės dedamos, o jos matos netgi dabar susilenkia, sulenktos yra 100%. Gali jas demontuoti vėliau, padaryti iš viso visą pilną salę, ką ten, jeigu krovinys stambesniam ar kažkam vežti. Tai va, yra dabar darbinė stadija, kuri labai puikiai matosi. Aišku, nelabai kas ką gali suprasti tikriausiai, bet, manau, procesas aiškus. Čia mechaninė studija. Taip, kaip minėjau, keltuvas, visi puikiai žino, kam jis reikalingas, variklių krūva, aišku, jau jie nuo senų automobilių, kur jau atgyveno, atvažiavo, pakeisti. Dar turime, mes nepastebėjom, kaip antrame aukšte, virš stogo tas dvigubas kondicionierius. Tai kitą kartą garažai būna maži ir jie netelpa. Į plovyklos ne visos mus priima, nes tiesiog dėl tos kepurės konkrečiai mes netelpam. Tai pas mus garažo vartai pakankamai aukšti, platus įvažiavimui. Padangų arsenalas. Dabar jau baigėsi žiemos sezonas, tai tiesiog vėl visas demontuosim. Praktiškai viso susikeičia, kadangi autobusų šiai dienai dabar yra 11. Jų tiek ir susideda, kiek autobusų tiek po 4 kartus padauginus. Tai tiek padangų ir yra. Motorinė transporto priemonė užvažiuoti, jinai ganėtinai tvirta, kaip sakė mums, iki pusę tonos gali motociklas sveriantis. Toksai motociklas jau būna elektroglaidas, kuris ilgis jo yra apie 2,40 m.